yra dalykas, kuriuo galime gerai save patikrinti. Ar įgijome gerą požiūrį ir ar padarėme pažangos šiame dvasinėme kelyje. Pastebėdami save ar kasdienybėje gerbėme kitų laisvę, kitų elgseną, kitų požiūrį. Kadangi noras pakeisti kitus yra mūsų dėmesio nukreipimas į išorę, tai yra nepriskirimas visų dalykų Dievui, yra negebėjimas pastebėti Dievo visame kame savo patyrimu. Išgrynintas požiūris nesmerkia, neteisia ir leidžia visas išraiškas, neskirstydamas nieko, neteisdamas, nelygindamas. Jis apkabina visus požiūrius ir visas gyvenimo aplinkybės. Kas yra dvasinga, kas yra nedvasinga? Visas šis gyvenimas, šis pasaulis, ši egzistencija yra Dievo visata, Dievu persmelkta. Žinome tai ar nežinome, norime ar nenorime. Dievas yra visų mūsų kelio tikslas ir pabaiga. Iš Dievo esame sudėlioti, Dievo gyvybę priėmę. Dieve egzistuojame ir Dievą sugrįžtame. Visa ši egzistencija, visi patyrimai, visa tai, kas nutinka, net tos pačios sunkios patirtys, skausmas ir iliuzija, yra Dievo dalis. Kuomet matome tyromis akimis, kontempliuodami save, nebelieka jokių sienų, nebelieka jokio noro, ką nors pakeisti. Yra tik priėmimas. Tai ego protas nori, kad pagal jį suktųsi šis pasaulis. Jis nori kontroliuoti situaciją, draugystę, aplinką, kuri mūsų supa ir gyvenimo aplinkybės. Tačiau jis klysta, atrasdamas tik konfliktą, susipriešinimą ir dėl didelio troškimo pakeisti kitus sudūžta draugystės, išsiskiria gyvenimo keliai ir mes niekuomet neatrandame ramybės, nes tikroji ramybė atrandama tik Dievuje, kuomet mūsų dėmesys nebesiblaško į tai, kas išorėje, bet išmokstame apkabinti visas gyvenimo situacijas, visus patyrimus vienodai. Ego protas, vedamas įvairių įsitikinimų, vedamas regos, perfiltruotas per konceptualias žinias, per asmenybę, jis niekuomet neras ramybės, kurios jis ieško. Visi pasąmoningai trokštame atrasti balansą, harmoniją. Tačiau nežinome, kaip tai pasiekti. Nežinome, kur link turi būti nukreiptos mūsų pastangos. Tad naudojamės protu, bandydami sutvarkyti savo gyvenimą. Ir dažnai trokštame pakeisti kitus žmones, lyg tai atneštų ramybę, tveriančią, išliekančią. Tačiau tam nėra galo. Ir švytuoklės dėsnis neleidžia mums pareikšti savos valios. Anksčiau ar vėliau tai grįžta priešpriešą. Kuomet norime ką nors pakeisti, sutinkame pasipriešinimą, nes neleidžiame laisvos valios, kurią leidžia Dievas visom būtybėm. Taigi šią ramybę, šią harmoniją, kurios per neišmanymą ieško protas, atrandame priimdami, pasiduodami, apkabindami visas gyvenimo aplinkybės ir leisdami tikrąją laisvę visiems. Kuomet esame budrus, dėmesingi, atviri ir pažinome save kaip nemarę regėtoją, kiekviena gyvenimo aplinkybė tampa pamokymu ir šio dvasinio kelio išsigryninimo integracijos dalimi.
Dažnai tai, ką pastebime kituose, tai, kas mūsų judina, kas mums nepatinka, yra todėl, kad tai atspindi kažką mumyse. Tai yra tarsi veidrodis atspindintis ir mūsų ydas, ar mūsų nepakentimą, mūsų susierzinimą. Ir mums yra sunku su savimi išlaikyti akistatą. Tad dažnai kitų klaidos ar ydos tampa pamokymas apie mus pačius. Bet kuriuo atveju turime žiūrėti savojo kelio, savosios laisvės. Pasaulio niekuomet nepakeisime. Kiekvienas žmogus, kiekviena siela savame etape eina per jam ir jai nutiestą likimą. Įrenka įvairias skausmo ir laimės, dualumo pamokas. Mes visgi galime pakeisti tik save. Ir sugrįžę į save, į autentiškąjį save, turime pilnatvę. Dievas mano ir viskas yra mano. Tokį požiūrį turi žmogus Dievo artume, miręs šio pasaulio reikalam. Žinoma, tai reikia suprasti su sveika nuovoka. Mes ir toliau turime atlikti veiksmus visuomenėje, bendrauti, daryti įvairius darbus ir panašiai. Tačiau Dievo artumas mus išgrynina ir leidžia apkabinti visas gyvenimo aplinkybės, jų nesureikšminant, su paprastumu. Leidžia mums matyti tuščią visų dalykų prigimtį. Ir mes nebeskirstume nei rojaus, nei pragaro, matydami Dievą visame kame. Esame ramūs. Dievas mums davė visišką laisvę ir mums nepatinka, kai ji yra varžoma. Tad kodėl norime varžyti kitų laisvę, kitų ekspresijos laisvę, kitų nuomonės ar elgsenos laisvę? Net jeigu kitas daro klaidą, kas mums dėl to? Žiūrėkime savęs. Suvokime, kad kiekvienai ir kiekvienam yra skirtas savas metas. Savas metas pasimokyti, suprasti ir savas metas klysti. Dažnai nutinka mūsų dvasinio kelio pradžioje, norime kitus pamokyti, norime kitus atversti į kažkokį tikėjimą, į požiūrį, kurį ir mes turime. Norime, kad kiti mūsų suprastų, mūsų perspektyvą. Tačiau žinoti, kada kalbėti ir kada nutylėti, yra menas. Tai yra intuicijos dovana. Ir intuicija nėra kažkoks abstraktus dalykas, nėra abstrakti galia, kuomet esame akistatoje su savimi, su esybe ir kuomet pažinome tiesą patyrimu. Intuicijos akis iš karto regi žmogų gebantį tave suprasti, priimti ir tą, kuris yra uždara, kuriai dar nėra metas. Tačiau neturime ir manyti, kad turime kažką ypatingo. Juk vien Dievas yra. Kiekviena būtybė savo prigimtyje yra Dievo kibirkštėlė, Dievo dalis. Tobulai tyra. Tad ką mes iš tikrųjų turim? Save pažinę ir mirę šiam pasauliui neturime nieko. Vien Dievui priklauso visa, kas egzistuoja. Net ir sava valia yra inkaras lenkiantis mus prie pasaulietiškumo, prie žemės. Tai jeigu esame nuoširdūs su savimi ir mūsų tikrasis troškimas yra savirealizacija, sugrįžimas Dievop, mes ir tai paleidžiame, pasiduodam bet kokiam siekiui pakeisti dalykus per jėgą. Turime išmokti klausyti intuicijos, darnos harmonijos balso. Kuomet pasielgiame teisingai,
Mumyse įsigalioja harmonija, tikroji darna esybės atžvilgiu. Taigi sugrįžę į save išmokę būti tyliems, atviriems, receptyviems. Suvokiame, jog kuomet nėra metas, galime stengtis ir stengtis, kitus pakeisti, kitiem kažką įrodyti. Tačiau vis vien žmogus liks prie savo. Jei mumise yra pernelyg stiprus troškimas, ką nors pakeisti, tai nėra pastatyta ant gero pagrindo, nėra pastatyta ant grynos intencijos. Ir esame akli momentui, apkurti intuicijai. Jeigu žmoguje nėra atvirumo, nei 1000 žodžių nieko nepasakys. Tad turime tapti natūralūs, paprasti ir receptyvūs. Tik nepaprastai atvira siela geba išgirsti, kuri pilnu dėmesiu klauso ir yra pasirengusi. O lik toliai atsimušime į sieną ir sulauksime priešpriešos savo jėgą, bandydami ką nors pakeisti. Juk toks iš tikrųjų yra mūsų integracijos kelias. Taip kaip vieno skonio priimame visus patyrimus, garsus, vaizdus, mintis ir pojūčius. Lygiai taip priimame ir kitus į šią didžiąją širdį ir atvirumą. Neskirstyti rojaus ir pragaro, tačiau priskirti viską Dievui yra išmintis, yra sveika nuovoka. Kuomet matome kitus tokius ar kitokius per svarstymo požiūrį, lyginimo požiūrį, kuomet mūsų dėmesys yra nukreiptas į formas ir išraiškas, nepažįstame meilės ir matome vien skirtumus, vien susiskaldymą. Kaip tie Jėzaus žodžiai, kuriais jis sako, aukščiausias įstatymas yra mylėti viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visomis išgalėmis, visomis jėgomis ir mylėti artimą kaip save patį. Taigi taip ir yra, pažinę save, pastatę savo gyvenimą ant autentiško, nepajudinamo pagrindo, Dievo artume. Matome Dievą kitame. Toji asmenybė, įvairūs būdo bruožai, ar tos mažytės ydos, kurios mums taip krenta į akis kitose, yra niekas, yra šešėliai. Kas yra tikra kiekviename žmoguje, yra Dievo dvasia. Tad nesureikšminkime blogo kituose, pažinkime, jog kiekvienas gyvena savo etapą, savo procesą. Tad priimkime kiekvieną žmogų kaip save patį. Nes juk iš tikrųjų taip ir yra. Esame vienas kūnas ir viena dvasia, kaip sako Biblija. Tad tai yra gyvenimo paradoksas, kuomet įdedame nepaprastai daug pastangų ir trokštame kitus atversti, paprotinti. Patiriame neramumą ir priešpriešą ir įvairų susiskaldymą problemas. Tačiau leisdami laisvę, kaip Dievas mums leidžia laisvę, ir priimdami kitus, kokie jie yra, turime darną ir harmoniją. Ir išmokstame nusigalėti, pasiduoti Dievo valiai, pasiduoti likimo valiai, nes vien Dievas žino metą. Ir visa yra tobula nuo pat pradžios. Nėra nieko, ką reikėtų išgelbėti ar pakeisti. Didžiausią pokytį kituose galime išvysti patys parodę pavyzdį. Mes savo pačių pavyzdžių, žvelgdami į save, išgrynindami savo požiūrį ir gyvenimą, natūraliai, be jokių pastangų, pakeičiame šalia mūsų esančių žmonės. Tačiau tai ne mes. Tai ne mūsų pastangos, tai natūraliai vyksta. Kuomet parodome išsigryninimo pavyzdį ir esam mirę šiam pasauliui,
Kiti žmonės pasąmoningai jaučia, jog jiems yra duodama erdvė, jog gerbiame kiekvienos ir kiekvieno laisvę ir yra paskatinti. Iš tikrųjų, toks pavyzdys yra daug daugiau negu tušti žodžiai ir įrodinėjimai. Sugrįžkime į meilę. Šiame pasaulyje pernelyg daug susiskaldimo, pernelyg daug suvaržymo, priešiškumo ir visokiausių lyginimų, vertinimų. Tavo pati prigimtis yra meilė, leidžianti tobulą laisvę, kaip tau ši tobula laisvė yra leista. Meilė, kuri žino tik vieną žodį. Taip, taip, taip. Apkabinanti visas gyvenimo išraiškas į savo begalinę širdį, begalinę tuštumą. Ši meilė yra švytinti, vaiski, atvira, atvėrusi savo duris priimti kiekvieną. Tokią, kokia ji yra, tokį, koks jis yra. Ši meilė yra gili, gebanti atjausti, išgirsti, suprasti, nepaprastai tyli. Ši meilė yra Dievo atspindys, nepaprastai tyra ir neturinti jokios savivalės. Ji yra sielos ir visur tveriančio viešpaties vienybė, neieškanti nieko išorėje. Pilnatvė savyje.